Eime kartu į mano vyro krepšinio rungtynes Japonijoje. Rungtynių rytas prasideda nuo broko miego, o mes su vaikais tylos režime. Elfų išdaigos, pusryčiai ir advento kalendoriaus dovanėlės. Kol vaikai rimtai įnikiai savo rytinį savaitgalio filmuką, mamai atostogos vonioje, dry brushing ir dušas. Tada make-upas, nes nevažiuosi į vyro rungtynės atrodama kaip po bemiegės nakties. Brokui pietus 10:30, nes 3 valandą rungtynės. Tvarka, grafikas, profesionalus sportas. Užkandžiai supakuoti, bento dėžutės pilnos, kad mama galėtų krepšinį pažiūrėti. Vanduo yra, kantrybė ant minimumo. Vaikų nuotaikėlės nerealios. Jau apšilinėja šokt mamai ant nervų visą dieną. Na, dar paskutiniai dalykėliai, kuriuos pamiršau, tai baltymų kokteilis ir kelnes. Baltymų reikia, nes man game days tai kaip olimpinio atranka. Aišku, dar nebūčiau mama, jei neprasirpčiau kambarių, kol vaikai jau beveik mašinoje sėdi. Na, sėdame mašiną, triukšmo daugiau nei arenoje, bet važiuojam. Atvykstam, parkuojamės, einam į parką pažaisti, nes kaip visada, arenoje esame 3 valandos iki rungtynių. Ir staiga visa ši logistika dėl vieno žmogaus aikštelėje. Ar bus pergalė? Nežinau. O aš savo rungtynės jau laimėjau. Na, jau rungtynėms pasibaigus, laikas vaikams būti išlaisvintiems ir pasisveikinti su savo mėgstamiausiais tėčio komandiokais. Ir patikėkit, jie turi savo favoritus. Ir mamos širdis labai dėkinga už jų meilę mano vaikam.